pagrindinė kliūtis medituoti. Arba pati didžiausia kliūtis pradėti dvasinės praktikas. Sveiki, aš esu Lina ir šiuo metu esu Indijoje, kur mokausi, kad ir kaip keistai beskambėtų, nieko neveikti, atsipalaiduoti, paleisti savo valią, priimti tai, kas ateina. Ir esminis dalykas viso šito, ką įvardinau, tai yra gilus vidinis atsipalaidavimas, kurio dėka atsiveria vis daugiau matymo, žinojimo ir visa tai suteikia galimybę įeiti į vis gilesnes ir gilesnes meditacijos būsenas. Aišku, pačioje pradžioje visada būna pasipriešinimas ir iš savo patirties galiu pasakyti, kad aš pastebėjau, jog pati didžiausia klaida, norint medituoti, išmokti medituoti arba pradėti kažkokias tai dvasinės praktikas, yra mūsų negebėjimas atsipalaiduoti. Mūsų toks stiprus pasipriešinimas išmokti tiesiog nieko neveikti, o dar daugiau leisti savo nieko neveikti. Aišku, kai tai pasakai, žmogui gali kilti labai didelis pasipriešinimas. Dėl to, kad didžioji dalis žmonių turi šeimas, augina vaikus, eina į darbą, moka banko paskolas, tie, kas turi nuosavus namus, nuosavus sodus, dar turi papildomai dirbti, prižiūrint savo nuosavybę ir taip toliau. Visi iš tikrųjų esam labai užsiėmę ir gyvenimo ritmas yra labai greitas. Įtampų kaupiasi labai daug. Žmogus per dieną patiria labai daug streso, net ir mama, būdama namų šeimininkė, per dieną taip pat turi labai daug streso, įtampos, jos dienos ritmas yra labai greitas, ji neturi savo laiko netgi kada prisėsti išgerti arbatos. Bet jeigu mes neturim laiko susitikti su pačiu svarbiausiu asmeniu savo gyvenime, su pačiu savimi, su savo aukštesniąja prigimtim, tai kaip mes apskritai galime turėti laiko gyventi gyvenimui, kokį mes tada gyvenimą gyvenam. Ir pati didžiausia klaida yra iš kančios, apie kurią kalbėjau pirmame video, pirmoje dalyje. Šokti tiesiai į dvasinės praktikas. Nes tas greitas gyvenimo ritmas, tas susitelkimas į tikslą, kad turiu pasiekti tikslą, per dieną turiu tiek ir tiek darbų padaryti, turiu viską suspėti, turiu viską tobulai padaryti. Tas toks darboholizmas ir mes su tuo darboholizmu peršokame dvasinės praktikas. Ir mes lygiai tokį patį požiūrį taikome dvasinėms praktikoms. Mes labai uoliai imamės tų dvasinių praktikų, neturėję prieš tai jokios patirties, labai daug iš karto laiko skiriam, tampame dirglus, susierzinę ir mūsų gyvenime atsiranda dar daugiau įtampos. O tos visos įtampos, kurių mes nesugebėjom atpažinti, nesugebėjom laiku išleisti, jos kaupės ir netgi jos yra savotiškai slopinamos. Ir tada atsiranda tokia košė, kada tos visos įtampos iš praeities ir tas mūsų darboholizmas susijęs su dvasiniam praktikom susimaišo. Mes norim viską labai gerai daryti, mes žiūrim į kitus, labiau patyrusius už save ir mes irgi stengiamės būti tokie patys, neatsilikti, nebūti blogesni. Ir čia tada tokia susidaro kaip tiksinti bomba, kuri tikrai vieną dieną sprogs.
Ir dėl to tenka sutikti žmonės, kurie pradėjo dvasinės praktikas, yra savotiški ekstremistai. Jie perina į kitą kraštutinumo ribą, iš dvasinių praktikų nebuvimo, įprasto materialaus gyvenimo į tokį chaotišką dvasinių praktikų atlikimą, persistengimą, perspaudimą. Po to jie palūžta, nes anksčiau ar vėliau ta įtempta guma, jinai tikrai trūks, kitaip ir būti negali. Tada jie krenta žemyn arba netgi dar žemiau negu buvo. Jie gali tiesiog panirti į dar gilesnę kančią, patirti kažkokią tai depresinę slogę būseną arba geresniu atveju jų praktikos tiesiog bus chaotiškos, bus tiesiog chaosas, nebus vientisumo, nebus nuoseklumo, nebus esminio dalyko, kurio labiausiai reikia, tai viena krypčio proto. Ir būtent pranajama, kvėpavimo pratimai moko, kad mūsų protas taptų viena kryptis, sutelktas ir tada sekantis žingsnis savaime eina meditacija. Savaime mes einam į meditacijos būseną. Tai vadinasi, yra tam tikri žingsniai, reikalingas tam tikras nuoseklumas, kryptingumas, sistemiškumas ir šitoj vietoj niekada negalima perspausti, niekada negalima persistengti. Kaip išmokti nieko neveikti? Iš tikrųjų veikia mūsų protas. Mūsų protas visą laiką yra neramus ir visą laiką veikia. Ir absoliučiai pas visus protas yra neramus, jis nuolat yra ištroškęs veiklos ir jis visą laiką veikia, visą laiką juda. Kitaip ir būti negali, nes būtent tokia yra proto prigimtis. Tai kad protą raminti, aš kaip ir minėjau, viena tokių geriausių praktikų yra pranajama arba įvairūs kvėpavimo pratimai, nes, sakykime, mes galim pabandyti ar ne įkvėpti ir minutę nekvėpuoti. Iš tikrųjų, tuo metu, kol nekvėpuosim, nelabai kažką prigalvosim, nelabai kažką ten paanalizuosim, panagrinėsim, netgi mes negalėsim kažkaip tai pergyventi, ten išjausti kažkokių tai savo jausmų. Tai būtent visi tie įvairūs kvėpavimo užlaikymai, įvairūs užraktai yra tokia aukštesnė pranajamos pakopa, kurios dėka mes sukuriame daugiau energijos savy, įvedam daugiau pusiausvyros ir mes galime eiti į gilesnes meditacinės būsenas. Mūsų sąmonė tampa skaidresnė, švaresnė. Tai mano pasiūlymas yra toks. Prieš ateinant į bet kokį meditacijos kursą, prieš pradedant kažkokias tai dvasinės praktikas daryti, kai jau yra atsiradęs tas noras, jau kirba tas noras, kad man reikia kažko daugiau, aš negaliu taip gyventi. Išmokit pirmiausia nieko neveikti. Tai yra labai svarbu, nes tokiu būdu mes galim nulaužti vieną iš proto programų. tą tokį nuolatinį veikimą, nuolatinį ištisinį veikimą 24 valandas per parą. Pirmiausia, išmokti nieko neveikti. Ir tai geriausia padaryti yra gamtoj. Net jeigu turit šeimą, galite atvažiuoti su vaikais prie upės ir tiesiog sėdėti, nieko neveikti. Nepulti ten, statyti palapinių, stovyklauti, virti valgį. Užkandžių galima pasiimti arba duoti užkandžių vaikam, kad jie būtų užsiėmę. O jums reikia tiesiog sėdėti. Žiūrėti žolę, kas vyksta žolėj, stebėti, kiek čia daug gyvybės, atkreipti dėmesį įvairius sklindančius garsus. Labai gerai vandens čiurlenimas, vandens tekėjimas, buvimas prie vandens. Ir tiesiog tas toks žvilgsnis atsiranda, tarsi žiūrėjimas į nieką. Kai mes tiesiog užsižiūrim.
Ir tai yra labai svarbu, nes tuo metu viskas sustoja. Mes sąmoningai kažkokios tai meditacijos nedarom, nekuriam. Tai yra labai svarbu, kad išeitų kuo daugiau įtampų. Dar vienas būdas labai geras yra atsigulti į šavasaną. Kas ta šavasana galima įsivesti į Google, tai yra atsipalaidavimo poza, kada mes gulim ant nugaros, visiškai atpalaidavę savo kūną. Ir gulim tiesiog. Net jeigu mes užmigsim po to, tai nebus blogai. O kas nori daugiau, yra įvairūs joga nidra užsiėmimai. Dažniausiai joga nidra atliekama prieš miegą. Kas labai užsiėmė, gali atsisiųsti įrašą, gali nusipirkti joga nidros pamokas ir daryti tada, kada jie turi laiko. Tai tiesiog prieš miegą. Bet esmė yra, kad ta vidinė tyla, jinai yra mumise ir pačioje pradžioje protas labai stipriai priešinasi, nes nuolat reikia analizuoti, kas įvyko šią dieną, ką aš veiksiu toliau, kokie mano rytojaus planai, savaitės planai, kaip viską suspėti ir panašiai. Tai vyksta nuolatinė analizė. Jeigu dar kažkas nesiseka, tai prisideda nepasitenkinimas, nenoras, nepriėmimas. Labai sunku tą srautą sustabdyti. Tai būtent dėl to yra įvairūs kvėpavimo pratimai, kvėpavimo sesijos, yra klasikinė jogų pranajama. Tai prana yra gyvybinė energija, kurios dėka mes egzistuojam. Tai ne tas pats, kas deguonis, ir tiesiog kvėpavimo pratimų dėka mes išmokstam praną paskirstyti nadžiais. Nadžiai yra tokie energetiniai kanalai, kuriais teka prana. Jie yra susiję su mūsų sveikata, jie visų pirma yra mūsų subtiliam kūne. Tai va, tai prieš pereinant prie pranajamos, prieš pereinant prie meditacijos, dvasinių praktikų, aš manau, kad pats didžiausias darbas ir geriausia dovana, kurią galit savo pasidaryti, leisti savo būti. Leisti savo būti, leisti savo nieko neveikti. Vat nieko neveikti. Kaip mes, pavyzdžiui, esam priversti, sakykim, oro uoste laukti ar ne atidėto skrydžio, kai kelionių metu viskas vyksta ne pagal mūsų planą ir mes patenkame tokias situacijas, kad net knygos po ranka neturim paskaityti, neturim kuo save užimti. Ir tada tas protas šokinėja, jis tai klaidžioja, analizuoja, jis pyksta, jis nepriima, jis nori kažkokio tai įprasto ritmo, kai grįžtam į įprastą ritmą, tada protui vėl negerai, jisai nori kažkokiu tai iššūkiu, ar ne, rutina jau nebeįdomu, nebegerai. Aš noriu pasakyti, kad šitie proto svyravimai, tai jie vyksta tol, kol mes nemiegam, jie visą laiką vyksta. Vyksta ir vyksta tie proto svyravimai. Bet mes galim padaryti taip, kad ta akimirka, kada protas yra pusiausvyroj ir mūsų jausmai yra pusiausvyroj, kad jinai būtų ilgesnė. Ir galim nuo labai paprastų dalykų. Mes turim išmokti nieko neveikti. Mes turim išmokti atsipalaiduoti, pailsėti, nes kitaip pradėsim meditacijas, pradėsim dvasinės praktikos, jos mums neatneš naudos. Jeigu mes norime ilgalaikio rezultato, mes norime gauti kuo didesnę naudą iš dvasinių praktikų, meditacijos, mes pirmiausia turim išmokti labai gerai ilsėtis, atsipalaiduoti. Paimkim bet kokį darbą. Jeigu mes nebūsim pailsėję, mes nebūsim sveiki, mes nebūsim, sakykim, sąlyginai geros nuotaikos, geros būsenos, mes tą darbą blogai atliksim. Ir lygiai taip pat ir su meditacija. Ir tai pati didžiausia klaida.
pradėti meditacijas iš įtampos, iš streso didelio, iš kančios, iš nerimo. Pirmiausia, būtų gerai, kad tiesiog nieko nedarytumėt, įprastumėt nieko nedaryti ir tiesiog paprasčiausiai leistumėt savo nieko neveikti. Tai yra labai labai svarbu. Ir iš tikrųjų čia atvykus į Indiją, tai yra tokia viena iš mano didžiausių pamokų - prisitaikyti prie jų ritmo, prie to, kad jie vėluoja, kad galbūt vyksta tam tikri dalykai ne pagal planą, ne pagal tvarkaraštį, kad aš negaliu visko išaiškinti protu, visko išanalizuoti, remtis vien tik tuo, ką perskaičiau knygose, kad turiu įgyti tiesioginę patirtį ir kad ta mano patirtis bus tuo gilesnė, sąmonė bus tuo skaidresnė, aiškesnė, kuo aš būsiu gilesnėje atsipalaidavimo būsenoje. Tai kai mes esam neramus, tai ir mūsų kvėpavimas yra paviršutiniškas ir jausmai banguoja. Tai būtent tokiose aktyviose būsenose mes jokiais būdais negalime gauti žinutės iš aukščiau ar iš savo gelmės. Mes negalim patirti tų, kad ir tokių mažyčių, bet nušvitimo akimirkų. Ir dėl to dar kartą sakau, kad išmokti nieko neveikti, išmokti atsipalaiduoti ir svarbiausia leisti savo nieko neveikti. Tiek, kiek jūs galite, tiek, kiek išeina. Nes jeigu jūs šito negalite sau leisti, vadinasi, jūs negalite sau leisti gyventi. Nes gyvenimas tai nėra vien tik taisyklės, pareigos, atsakomybės. Gyvenimas yra daug daugiau. Naudodamasi progą, noriu pakviesti jūs į savo meditacijos kursą, kuris prasidės lapkričio 12 dieną ir truks 4 sekmadienius iš eilės. Ir mes ten tikrai išmoksim giliai atsipalaiduoti, nieko neveikti ir pajausti savo aukštesnąją prigimtį. Ačiū.